Sveiki, mėlyjei, sveikinu Jūs mano kanale. Keletas mano žiūrovų paprašė smulkiau paaiškinti apie rytietišką žiedą lankininko. Žiedas buvo gaminamas iš prieinamų arba rago, arba kaulo. Kuo jisai ypatingas? Mes rytietiškų būdų šaudom didžiuoju pirštu, kuris stipresnis už visus kitus, labai maža amplitudė judesių. Tas žiedas gaminamas pagal kiekvieną naudotoją. Mes įstatom šonų, ant piršto uždedam, pasukam ir jisai turi atsisėsti ant piršto, nevažiuoti į priekį. Šita oda tik tais patogumui yra ir paminkštinimui šitoj vietoj, nes kada mes tempsim templę, čia irgi gali šiek tiek spausti ant kaulo. Taigi, uždėjus žiedą teisingai padarytą pagal šitą pirštą, dedam strėlę iš dešinės lanko. Dar normalios strėlės, pavyzdžiui, net dabar varžybose kur nors rytuose uždrausta plasmasinis antgalis. Čia tiesiog išpjova medienoj, bet ta išpjova toleruojama, nes kada mes su žiedu užkabinam, gal taip parodysiu, užkabinam templę, mes rodomųjų pirštų vis tiek šiek tiek kontroliuojam ir strėlę ir neduosim jai nuslyst nuo templės. Rodomasis pirštas palaiko strėlę ir užfiksuoja mūsų didįjį pirštą. Įtempiam ir atleidus šitą sujungimą įvyksta šūvis. Šaudant šituo būdu galima iškart naudoti keletą strėlių. Jos yra čia paruoštos. Mes iššaunam šitą strėlę, iššovėm, tada imam kitą, įstatom, šitą iššovėm ir tada trečią. Ir visą tai mes galim daryti jodami, turėdami šiek tiek judesio, nes mes tokiu būdu su rodomuoju pirštu vis tiek kontroliuojam strėlę, neduodam jai nukrist nuo lanko. Dar vienas ypatumas šito žiedo, jisai mums netrukdo valdyti šaltąjį ginklą. Reikalui esant, lankas buvo staigiai metamas į sadaką, kuris pritvirtintas prie balno, ir ištraukiamas šaltasis ginklas. Yra dar rytiškesnis variantas. Čia yra korėjiško tipo žiedas. Jisai biški kitokio principo. Mes įkišam tiesiog ant piršto. Jisai irgi daromas labai pagal piršto dydį. Įkišom su dirželiu, su jo
platesnę dalį mes užfiksuojam, dabar jisai jau nenulėkia nuo piršto. Čia šitas pirštas yra laisvesnis, templė dedama ant šito rago pagrindo ir jau tas ragas fiksuojamas su rodomuoju pirštu. Didelio skirtumo nėra. Galima lygiai taip pat patogiai šaudyti. Strėlės laikymas, šūvio būdas ir taip toliau yra tie patys, kaip ir su šituo žiedu. Šitas žiedas turi tik vieną minusą, jisai jau trukdys mums naudoti šaltąjį ginklą. Ne tragiškai, bet vis tiek tai yra nepatogu. Kad nuimt, vėl pasukam ant plonos dirželio dalies ir nusiimam šitą žiedą. Tiesiog šaudant, man jisai gan yra patogus, lengvai priima templės įtempimo jėgą. Abudu jie padaryti pagal mane. Ačiū Samatui, kuris buvo čia pas mus svečiuose ir išmokė mane gaminti šitos žiedus. Mano draugas iš Kirgizijos. Ačiū jam. Taigi, abu šitie žiedai tinkami naudojimui ir aš juos dažnai naudoju. Čia viskas, ką aš norėjau jums papasakoti. Nepamirškit paspausti laiką, prenumeruoti mano kanalą ir iki kitų susitikimų.